Šiandien noriu pakalbėti apie pyktį, kad dažnai pyktis sukelia tokias reakcijas kūne, tada jeigu mes nenutolinam nuo tos minties iki veiksmo, laiko tai žodžiu, blogi labai dalykai tada vyksta. Išeina pikti žodžiai iš burnos, žeminantis, pašaipūniški, sarkastiški. Tikrai rašte daug yra rašoma apie tai, kad Dievo žmogus toks neturėtų būti. Pasitraukė katinas iš kameros. Nebenori. Tarp tų žmonių, kurie laikino ir komentavo, taip pat buvo tokių, kurie man parašė privačiai. Ir buvo keletas žmonių, kurie labai pikti ant bažnyčios, jų gyvenimo situacija yra nepavydėtina ir jiem nieks negali padėti. Ir jie tokie yra įskaudinti. Ir kaip aš galiu padėti tokiam žmogui? Aš galiu išklausyti ir nukreipti jį į Jėzų. Aš manau, kad aš ir dabar jaučiu pagundą, kai atsitinka kažkokios problemos, kaltinti aplinką. Bet reikia žiūrėti, kokią pamoką gali išmokti. Ir suprantu, man dabar lengva kalbėti, kai nėra man kažkokių didelių problemų, bet kai iš tiesų esi didelėse problemose, tai tada viskas yra kitaip, kad mes negalim kaltinti bažnyčių, denominacijų, aplinkybių. Ta prasme, nors galbūt taip ir norisi. Gerai, pavyzdžiui, vienas žmogus man parašė būtent tai, kad jūs čia visi Facebook'e taip gražiai kalbat, ten rašot vis šlovė Dievui, aleliuja, bet realybėj man nieks nepadeda. Tai gerai, ar tu buvai gyvai susitikęs su to žmogum būtent, kuris Facebook'e? Iš kitos pusės mano asmeniška situacija, tai yra, ten buvo vyras ir jis yra vienišas ir aš esu vieniša. Aš manau, kad reikia labai atsargiai elgtis, kai esi vienišas. Man iš tiesų parašė keli žmonės su labai didelėm problemom, rimtom problemom, bet kai tu toliau pradedi su žmogum kalbėti, tu supranti, kad tu niekaip jam nepadėsi. Bet malda yra galingesnė už bet kokius žodžius. Aš turiu omeny už žodžius tiesiogiai sakomus žmogui. Malda yra galingesnė, nes Dievas yra virš visko. Ir Dievas viską mato, viską žino ir jis veikia. Ir galbūt tai labai jau net ir banaliai skamba, nes labai dažnai girdim sakant, Dievas viską mato, viską girdi, bet galbūt šiandien reiktų priminimo, kad Dievas viską valdo. Ir tik einant pas Dievą mes galime iš tiesų gauti sprendimą savo problemams. Bet noriu pabrėžti, kad yra labai svarbu išbūti tose sunkumuose. Nes per sunkumus mes esam ištobulinami. Taip jau yra. Kai reikia laukti tobulinama kantrybė, ištvermė. Kai yra žmogus, kuris tau yra labai nemalonus ir jeigu tu jam irgi būsi nemalonus, tai supranti, kad tu privalai būti malonus. Tokiu būdu yra ugdoma meilė, švelnumas. Dvasiniai vaisiai auga ir bręsta su laiku. Ir aš didžiausią progresą pasiekiau būdama viešpatyje. Tai net negaliu sakyti, aš pasiekiau, bet tiesiog viešpats mane augina.